turime visuomenėje šiuo metu pakankamai stiprią polarizaciją ir vienoje, ir kitoje pusėje, ir tos nuomonės kartais nesutampa, bet tai universitetas ir yra vieta, kur mes turime diskutuoti, nes ir socialinėje erdvėje aš sulaukiau tiek priekaištų iš kito burbulo, kaip čia galima, kaip gali vykti, tai man labai keista, kai mes kalbame apie universitetą kaip apie diskusijų vietą ir kažkas to nesupranta. Bet mes kalbame ir diskutuojame apie tuos reikalus, kurie yra labai svarbus. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygus savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai. Visuotinė žmogaus teisų deklaracija 1948 metai. Šitos žodžius, kuriuos ištarė gerbiamas rektorius, turbūt reikėtų, aš labai norėčiau į Vilnių nusivežti, nes dėja ta universitetinė kultūra, kuri per tūkstantmečius gyvavo, jinai labai greitai sunyksta ir nyksta šiais laikais. Diskusijų kultūra. Gali, žinot, jau kartotas, reiškia, amžininko posakis, kad aš, ko gero, galėčiau, reiškia, galiu nesutikti su tavo nuomonę, bet mirsiu tam, kad tu ją galėtum išsakyti. Tai universitetas ir yra ta vieta, kurio reikia klausyti, girdėti, nesutikti, diskutuoti, argumentuoti ir galų gale surasti tikrą tiesą. Surasti tai, tam ir reikalingas universitetas. Ačiū Klaipėdos universitetui ir turbūt čia reikėtų plojimo į Klaipėdos universitetą visų pirma. Tai gerbiamas Rimai, perdodu žodį STI vadovui, docentui Rimui Jankūnui, jisai bandys priminti apie tai, kas yra vakcinacijos kalendorius, kaip jisai atrodo. Ir kadangi aš nesu specialistas nei vakcinacijos kalendoriaus, nei medicinos, tai man bus labai džiugu paklausyti ir paklausti tai, ko aš nesuprantu. Iš tikrųjų, paskutiniai keli metai parodė, kad diskusijos reikalingos kaip niekada. Ir viena iš tų sričių yra vakcinacija. Visuomenė susiskaldė į vakserius ir antivakserius. Pirmieji galvoja, kad visos vakcinos yra absoliutus gėris, kiti neigia absoliučiai viską. Ir darosi akivaizdu, kad nei vieni, nei kiti nėra absoliučiai teisūs. Aš pabandysiu paieškoti šitos tiesos ir daugiausiai remsiuos Pietų Danijos universiteto mokslininkų tyrimais, kurie sąžiningai, negailėdami laiko, 10 metų jau dirba toje srityje ir yra tikrai nemažai nuveikę. Štai čia yra mokslininkų grupės vadovė, profesorė Kristinė Stabel-Ben, kuri sako, vakcinologija yra dogma, kad vakcina tiesiog apsaugo nuo tam tikros infekcijos ir kad sumažina bendrą mirtingumą proporcingai tos infekcijos sukeltam mirčių skaičiui. Bet iš kur visas tas teiginys atsirado? Tai nebuvo tirta iki vakcinų atsiradimo. Tai yra dogma. Tai yra dogma, kuria visi esame įsitikinę ir pastaraisiais metais atlikti tyrimai kelia labai rimtus klausimus dėl šitos dogmos. Vis dėlto daugelis gydytojų ir net mokslininkų tą dogmą žiūri akimis, kurios išaugo tai dogmai plasdant. Ir galvoja, kad ta dogma yra absoliuti tiesa ir negali patikėti, kad gali būti kitaip. Štai dabartinė vakcinų paradigma. Veiksmingos vakcinos sumažina mirtingumą proporcingai tikslinės infekcijos daliai bendrame mirtingume. Vakcinų poveikis abiem lytim panašus. Bet ar tikrai? Štai, siūlomi nauji principai. Tai yra publikacija prestižinėme žurnale The Lancet. Gyvos vakcinos didina atsparumą nesusijusioms infekcijoms. Negyvos vakcinos didina mergaičių jautrumą nesusijusiams infekcijoms, galbūt ir berniukų, bet duomenys yra ant statistinio reikšmingumo lygmens. Ir pagaliau stipriausią nespecifinį poveikį sukelia paskutinis skiepas.
Iš kur tie naujieji principai atsirado? Vakcinų epidemiologinių tyrimų duomenys praktiškai visi rodo vakcinų nespecifinį poveikį. Kaip jau minėjau, kelios gyvosios vakcinos duoda daugiau naudos, negu galima tikėtis. Jos sumažina paskiepytų populiacijų bendrą mirtingumą labiau, negu sumažintų vien apsauga nuo tikslinių infekcijų. Kelios negyvosios vakcinos yra susijusios su padidėjusiu bendruoju mirtingumu, ypač moteriškai lyčiai. Ir praeitą rudenį, lapkritį, teko man dalyvauti Pietų Danijos universitete konferencijoje Optimonize 2022. Ta konferencija ir buvo skirta vakcinų nespecifiniam poveikiui, tai yra nesusijusiam su apsauga nuo ligos, apie kuriai ta vakcina skirta. Prisiminkime, kas vyko. COVID-19, senoji paradigma ar naujieji principai. Sveikatos apsaugos ministerija vadovavosi dogmomis ir teigė, kad visos ES registruotos COVID-19 vakcinos 100% apsaugo nuo sunkios ligos ir mirties. Vėliau visi įsitikino, kad tai buvo melas. Iš tikrųjų kad tai melas buvo aišku jau tada, kai tai buvo teigiama, nes jau buvo pasibaigusi kontroliuojama COVID vakcinų klinikinių tyrimų fazė ir ten tie duomenys buvo. Deja. Dabar pasižiūrėkime į žaidimą skaičiais. Čia yra pagrindinio Pfizer vakcinos klinikinių tyrimų duomenys, kol jisai buvo kontroliuojamas. Gražiai atrodo, ne? Per pusę mažiau mirčių kontrolinėje vakcinos grupėje. Bet iš viso mirčių dėl kitų priežasčių 17% daugiau. Vėlgi vakcinos grupėje. Kuris skaičius didesnis? Ar matome, kaip su mumis galima žaisti? Ištraukiame vieną eilutę, ištraukiame kitą ir tada parodome, kas patogu, ką mėgsta daryti statistikos departamentas. Ir paskutinis teiginys irgi. Mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų beveik dvigubai daugiau vakcinos grupėje. Kurią eilutę parodysim, taip galime ir žaisti. Dabar aš parodysiu visą skaidrę, visą vaizdą, kurio neparodžiau šitoje skaidrėje. Štai čia yra publikacija New England Journal of Medicine, pagrindinio tyrimo publikacija, to tyrimo, kuriuo remiasi Pfizer vakcinos registracija. Deja, kontroliuojama fazė truko trumpai, tik iki 6 mėnesių ir mirčių buvo nedaug, nes dauguma tyriamųjų buvo jauni ir stiprus, o vakcinos suprantame, kad reikia visai kitoms žmonių grupėms, bet štai ką matome, aišku, tie duomenys statistiškai nereikšmingi, bet susimastyti neišvengiamai verčia. Taigi, mirtis nuo COVID-19, kaip sakiau, 2 kontrolinėje grupėje, 1 vakcinos, iš viso 15 vakcinos grupėje, 14 kontrolinėje. Deja, tai nebuvo pagrindinė baigtis, ne pagal tai vakcina užregistruota. Ir paskutinė dar viena skaidrė apie klinikinius tyrimus šitos pačios vakcinos, paauglių vakcinacija, kuo remiasi. Vėlgi, duomenys paimti iš Europos vaistų agentūros interneto svetainės. Čia yra pagrindinio tyrimo duomenys, kuriais remiasi paauglių nuo 12 iki 15 metų vakcinacija. Reiškia, nepilnus 2% apsaugojo nuo simptominės ligos, daugiau kaip 80% pasireiškia lengvų, trumpalaikių, bet vis dėlto nepageidaujamų poveikių. Sunkus nepageidaujami reiškiniai reiškia tokie, dėl kurių teko hospitalizuoti žmonės arba buvo dar sunkesnių pasiekmių. 5 aktyviai vakcinos, 2 placebo grupėje. Psichiatriniai nepageidaujami reiškiniai, 4 vakcinos, 0 kontrolinėje grupėje. Gyvybei pavojingi nepageidaujami reiškiniai, 2 vakcinos, 0 kontrolinėje grupėje. Neįsivaizduoju, kaip buvo galima tuo remiantis leisti šitą vakciną skiepyti vaikus. Aš manau, kad čia tiek Europos vaistų agentūra, tiek Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų administracija padarė grubią klaidą. Štai mano pranešimas apie tai minėtoje
Optimunize 2022 konferencijoje dešinėje. Ir paskutinė skaidrė, jau dabar tikrai paskutinė skaidrė apie COVID, apie tai, kaip keitėsi bendrasis mirtingumas per pastaruosius metus. Matome, senyvų žmonių mirtingumas labai padidėjo po to, kai pradėjo plisti COVID. Nieko nuostabaus. Vidutinio amžiaus žmonių mirtingumas padidėjo, bet labai saikingai. Vaikų ir jaunimo mirtingumas nepasikeitė. Jų mirtingumas nepasikeitė ir kitais metais. Ta žiemą, kai paklaikusi vyriausybė uždraudė viską, ką galėjo, įskaitant judėjimą tarp savivaldybių. Vaikų ir jaunimo mirtingumas padidėjo praeitą žiemą, kai visi buvo paskiepyti. Tai tokia įžanga, sakyčiau, rodo, kad vakcinos sukelia ir nespecifinį poveikį. Tikrai negalime galvoti, kad viskas apsiriboja apsaugą nuo visos infekcijos ir kalba apie skiepų kalendorių yra prašyta daugelio mūsų sekėjų. Todėl teko į tai gilintis, daugiausiai remiantis vėlgi tų pačių Pietų Danijos universiteto mokslininkų tyrimais. Taigi, vienas skiepų kalendorius, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų, čia jų ligų kontrolės centrai ir visus vaikus nuo 6 mėnesių rekomenduoja skiepyti COVID vakciną. Man tai yra rodiklis, kad šitos agentūros nereikia laikyti rimta ir tiesiog jos rekomendacijas geriausia būtų ignoruoti. Žiūrime kitur. Lietuva. Profilaktinių skiepų kalendorius, 10 vakcinų. Ir šalia Danija, irgi kalendorius, vakcinų gerokai mažiau. O štai čia yra pagrindinė lentelė, palyginimas su komentarais, sakyčiau, centrinė mano pristatymo skaidrė, kuri ir buvo tikslas. Ką mes turime Lietuvoje ir Danijoje, matome stulpelis Lietuva, stulpelis Danija. Pirmosios viršuje 2 vakcinos yra gyvos susilpnintos vakcinos. Reiškia, sukėlėjas siejamas į vieną ląstelių, kitą kultūrą, kitą, atrenkamas silpniausias ir tokiu būdu gaunamas susilpnintas sukėlėjas. Tokios vakcinos yra nuo tuberkuliozės, BCG ir tymų parotito raudonukė, šita MMR, measles, mumps, rubella. Kaip matome, MMR yra Lietuvoje ir Danijoje, BCG yra tik Lietuvoje. Tai panašu, kad ir viena, ir kita turi nespecifinių palankių poveikių, papildomai prie to, ką gero duoda apsauga nuo infekcijos. Ir Pietų Danijos universiteto mokslininkai sako vienareikšmiškai, šitos vakcinos turi būti ir naujagimių mirtingumą galima būtų gerokai sumažinti, jeigu BCG būtų vakcinuojami visi masiškai, ne tik kai kuriuose šalyse. Ir dar svarbu, kad būtų parinktas tinkamas štamas, nes BCG vakcina nėra vienoda ir ne visi štamai sukelia vienodą poveikį. Toliau yra 2 vakcinos, jau sudėtingesnės. Tai yra difterijos, stabligės kokliušo vakcina ir hemofilus influenza vakcina. Tai yra antigeninės vakcinos, negyvos vakcinos, tačiau jos skirtos sunkioms infekcijoms, plintančioms iš žmogaus žmogui. Klausimas, kaip sakiau, sudėtingesnis. Štai yra publikacija apie tai, kaip pradėjus mažus vaikus skiepyti nuo šitų 3 infekcijų, difterijos, stabligės ir kokliušo, padidėjo jų mirtingumas. Ir gerokai, dvigubai. Ypač ryškus poveikis buvo mergaitėms ir ypač ryškus poveikis buvo tiems vaikams, kurie nebuvo skiepyti gyvąją susilpnintą poliomielito vakciną. Ar tai, ką čia pasakiau, šitas pastebėjimas reiškia, kad šitomis vakcinomis vaikų skiepyti nereikia? Nedrįsčiau to teigti, kadangi kitoje vietoje, kitose populiacijose esant šitų 3 infekcijų, 2 infekcijų plitimui, tai yra difterijos ir kokliušo, nes stabligė užsikrečiama kitaip,
rezultatai gali būti visai kiti. Danijos universiteto mokslininkų nuomonė, šita vakcina turėtų būti, bet ji jokių būdų negali būti paskutinė. Negalima ją skiepyti kartu su MMR ir po MMR. Ta prasme, gyva susilpninta vakcina turi būti po šitos vakcinos, tam, kad nespecifiniai nepalankus poveikiai būtų silpnesni, na, o palankus poveikis išlieka. Toliau kitos dvi vakcinos, vėl negyvos. Pneumokokų vakcina. Europos šalių praktika yra įvairi. Daugelis sutarė su tuo, dėl to, kad galbūt reikėtų skiepyti senyvus ir rizikos grupių žmonės. Dėl vaikų vakcinacijos nuomonės skiriasi, žinant nepalankų, nespecifinį poveikį, kyla labai didelių abejonių dėl šito pagrįstumo ir manau, kad Sveikatos apsaugos ministerija turi, rekomenduodama tokias vakcinas, tai grįsti ne vien antikūnų atsakais imunologiniais, bet poveikio aplamai sveikatos būklei duomenimis. Apie žmogaus papiliomą viruso vakciną atskirai pakalbės daktaras Gintaras Zaleskis. Ten irgi taip pat yra labai daug kontroversijų. Manau, kad bus labai įdomus pranešimas. Rotaviruso vakcina. Dar viena gyva, susilpninta, geriama. Šita gyva susilpninta vakcina, jinai yra geriama. Ji yra skirtingai, visos prieš tai minėtos yra ir Lietuvoje, ir Danijoje, išskyrus BCŽ, kur yra tik Lietuvoje. Rotaviruso vakcina Lietuvoje skiepijama, Danijoje ne. Ir vėlgi, jeigu Lietuva kažką tai daro skirtingai negu kitos valstybės, tai norėtųsi šiek tiek didesnio pagrindimo negu imunologinis atsakas ir pagrindimas tą senąją dogmą. Panašiai galima pakalbėti apie meningokoko vakciną. Tai yra negyva vakcina, reiškia tikėtinas nepalankus, nespecifinis poveikis. Hepatito B vakcina, mano akimis žiūrint, yra visiškas nesusipratimas, kai jie skiepinami kūdikiai. Jeigu infekcija plinta tik arba lytiniu keliu, arba per kraują, jeigu imunitetas laikosi keletą mėnesių ir nespecifinis poveikis yra nepalankus, tai jokios logikos skiepyti kūdikius nuo šitos infekcijos nėra. Čia esu labai kategoriškas ir Danija lygiai tą patį galvoja. Paskutinė yra poliomielito vakcina, kur yra atskiras klausimas. Anksčiau buvo skiepijama gyvąją susilpninta poliomielito vakcina, kuri turi ir gana daug palankių poveikių sveikatai šalia apsaugos nuo poliomielito. Ji buvo pakeista į šitą inaktyvuotą. Galbūt vienas iš argumentų buvo tas, kad gyvąją vakciną paskiepyti žmonės gali užkrėsti neskiepytus arba tiesiog kitus žmonės. Tačiau kaip ten bebūtų, skiepijamiems šitas pakeitimas tikrai neišeina į sveikatą. Ir jeigu poliomielito rizikos nėra, tai galima galvoti, kad gyvoji vakcina žmonėms vis dėlto yra naudinga sveikatai, inaktyvuota tikrai ne. Ir pagal tai žinant, reikėtų daryti ir sprendimus. Tai mano visos šitos kalbos išvada yra ta, kad būtini tolesni tyrimai. Svarbiausia ir blogiausia yra tai, kad pagal dabartinius reikalavimus atlikti tyrimai neleidžia atsakyti aiškiai, užtikrintai, dauguma atveju vis dėlto tą vakciną skiepyti, ar to daryti neverta. Ir štai čia yra statistikos departamento duomenys paskiepytų vaikų dalis, kuri nuolat mažėja. Esu tikras, kad 22 metais sumažėjimas bus dar ryškesnis dėl nevykusių vyriausybės veiksmų pastaraisiais metais susijusiais su COVID. Ir ne visada tas mažėjimas blogai. Jeigu mažėja skiepų nuo virusinio hepatito, tai asmeniškai aš tik tai sveikinčiau. Bet jeigu mažėja skiepų nuo tymų, parotito ir raudonukės, nemanau, kad tas yra gerai ir nuo tam tikros ribos gali kilti
protrukių, tuo labiau, kad ta pati vakcina paskiepijus jinai nekenkia sveikatai, susumavus jinai duoda daugiau naudos negu žalos. Tačiau matome, kad kol kas tiesiog auga nepasitikėjimas vakcinomis ir visomis vienodai, nepriklausomai nuo to, kad jos nėra vienodos. Vienos yra reikalingos, o kitos gali būti kenksmingos. Ir pabaigoje norisi padėkoti tiems žmonėms, kurie pakeitė ir mano mąstymą apie šitas vakcinas, nes COVID-as ir man atvėrė akis, supratau, kad ne viskas taip, kaip mums sako. Ir štai šitie žmonės, Kristinė Stabelben, Peter Abi, Anne B. Fisker, Pietų Danijos universiteto profesoriai ir mūsų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Rasa Jančiauskienė, tai yra tie žmonės, kurie paskatino ir mane suprasti, kad ne viskas yra taip paprasta.